Jis buvo astrologas, medikas ir alchemikas, bet istorijoje išliko kaip didis pranašas. Jį dievino ir keikė, laikė gelbėtojų, vadino žudiku. Šventoji inkvizicija vos nepasiuntė jo ant laužo. Bet būtent kalėjime, laukdamas mirties bausmės, jis suvokė savo paskirtį – atskleisti žmonijai ateities paslaptis. Jis išpranašavo Napoleono, Lenino ir Hitlerio ateimą į valdžią. Pranešė pasauliui apie būsimus karus ir gamtos katastrofas. Netgi nurodė jo paties kapo nusiaubimo dieną. Pranašai, aiškiaregiai, jiems buvo prieinamos ateities paslaptys. Jų žodžiai keitė pasaulio vaizdą. Apie tuos, kas turėjo didį talentą matyti praeitį ir ateitį, pasakoju aš, Michailas Volkovas. Mišelis Nostradamas buvo tituluotas dar būdamas gyvas. Jį paskelbė pranašų karaliumi ir beatodairiškai pasitikėjo jo intuicija. Nostradamas aiškiai matė pasaulio istorijos eigą ir nupasakojo ateities įvykius įvyksančius po 1000 metų. Jo pranašysčių knyga, parašyta tuo metu retai vartojama eiliuota kalba, tebesaugo paslaptis. Daugelis bandė iššifruoti garsiąsias centurijas, bet iki šiol didžiojo pranašo ketureilių tikroji prasmė paaiškėja tik tada, kai pranašystė išsipildo. Как пророчество оборачивается реальностью. Nostradamas. Pranašystės pildosi. Ir spalio mėnesį iškils naujasis Babilonas. Raudonieji išnaikins raudonuosius, bet jis egzistuos tik 73 metus ir 7 mėnesius. Tai eilutės iš Nostradamo pranašystės apie tolimą šiaurės šalį. Lengva atpažinti, kad tai Rusija. Pranašas detaliai aprašo 1917 metų įvykius ir tolesnę Rusijos istoriją. Aprašo stebėtinai tiksliai. Po spalio perversmo atsiras naujasis Babilonas, Tarybų sąjunga. O lygiai po 73 metų ir 7 mėnesių valstybė, vadinama TSRS, išnyks iš pasaulio žemėlapio. 1503. San-Remi miestelis Prancūzijoje. Žydo notaro Roma de Notre-Dame žmona ką tik pagimdė sūnų. Bet namuose slegianti tyla. Gimęs kūdikis, regis, neišgyvens. Jis tyliai ir vos kvėpuoja. Sunkiausia akimirka tyla sudrasko laikrodžio dūžiai vienuolyno bokšte. Sulig 12 dūžių pasigirsta pirmasis naujagimio Mišelio de Notre-Dame riksmas. Berniukas gyvas. Namuose džiugus sujudimas. Tik kūdikio senelis Žanas de Notre-Dame, dvaro astrologas, alchemikas ir Provanso karaliaus Renė gerojo gydytojas, tylomis išeina į savo kabinetą. Išeina, kad apskaičiuotų anūko likimą ir prisimintų senovinį posakį, atėjusiam į pasaulį lygiai vidurnaktį skirtą ypatingą misiją. Senojo Notre-Dame astrologiniai skaičiavimai pasitvirtins. Berniuko laukia didinga ateitis. Jo vardas įeis į istoriją. Nuo tos minutės senelis imasi visokeriopai auklėti ir lavinti Mišelį. Jis perduos anūkui visas savo žinias, išmokys gydyti žmonės ir atskleis dangaus kūnų judėjimo paslaptis. 1506. 3 metų Mišelis išsilavinęs ne pagal amžių. Su seneliu vaikščiodamas po sodą, jis neužsikirsdamas atkartoja išvakarėse jam perskaitytų knygų skyrius. Staiga trumpam apmiršta. Reikia tuoj pat surinkti figų vaisius, paskui bus vėlu. Susijaudinęs jis sako seneliui. Žanas de Notre-Damas nesistebi. Kažko panašaus jis ir tikėjosi iš savo anūko. Senis duoda nurodymus tarnams. Vaisiai greitai surenkami. Kitą dieną miestelėje kils baisi audra, sunaikinsianti beveik visą sodą, išrausianti senus medžius. Taip išsipildys pirmoji didžiojo pranašo pranašystė. Senasis de Notre-Damas slepia anūko stebuklingas galias. Be to, jis nuo mažens diegia berniukui auksinę taisyklę – niekam nepasakoti apie savo talentą. 16 amžiaus pradžioje Europoje klesti inkviziciniai teismai. Miestuose liepsnoja laužai, aikštėse deginamos raganos, eretikai ir žydai. Nors žydai Notre-Damai seniai priėmė krikščionybę, valdžia akylai stebi juos visus.
Tokioje nepatikimoje šeimoje augęs berniukas su pranašo galiomis – tai tiesioginis kelias ant laužo. Inkvizicija – tai organizacija tyrusi nusikaltimus krikščionių tikėjimui. Jos pavadinimas tai reiškia – Inkvizicijo tyriu. Jie atsirado Ispanijoje viduramžių pabaigoje ankstyvojo renesanso epochoje, kad kontroliuotų žydus per prievartą paverstus krikščionimis. Для контроля над евреями, насильственно обращенными в христианство, предки Нострадамуса. Nostradamo protėviai tuo metu ir persikėlė į pietų Prancūziją, nes Prancūzijos valdžia žydams buvo kur kas lojalesnė nei Ispanijos. Na ir antra, prancūzų įstatymai buvo gerokai švelnesni. В сравнении с испанскими говорит сама за себя. 1520 metai. Mišelis de Notre Damas – geriausias prestižinio Avignono universiteto studentas. Dėstytojai žavisi jo neįtikėtina atmintimi. Jaunuolis svajoja tapti gydytoju. Jis studijuoja garsiausius medicinos veikalus ir draugė su kitais studentais rūpinasi vietinio vienuolyno gydyklos ligoniais. Kartą pamiršę senelio įspėjimus, Mišelis lengvai nustato sunkiai sergančio berniuko diagnozę. Studentas Notre Damas diktuoja mikstūros, kuri tikrai padės kūdikiui sudėtį. Bendrakursė jo klauso užgniaužę kvapą. O po kelių dienų kažkas iš jų įskųs inkvizicijos komisijai, kad Mišelis de Notre Damas iš krikštytų žydų šeimos pardavė sielą šėtonui mainais į nepaprastus gydytojo gabumus. Ankstų rytą į Notre Damo namus ateina nepažįstamasis vienuolio apdarais. Svečias reikalauja apklausti Mišelį de Notre Damą. Slaptos inkvizicijos tarybos narys nori asmeniškai išsiaiškinti, kiek pavojingas šis didis gydytojas. Kas tau papasakojo apie stebuklingą receptą, klausė vienuolis, užsimiegojusi jaunuolį. Mišelis tyli. Keletą minučių įsidėmiai apžiūrinėja nekviestą svečią ir staiga sako: matau raudoną švytėjimą jūsų krūtinėje. Iki teismo liko 7 dienos. Dievas sužeis jūs į pačią širdį. Inkvizitorius priblokštas, iš baimės jis išbėga iš tų namų. Человек может прочувствовать ясновидящий, да, на себе. Aiškiaregys gali pajusti, kur skauda. Jis gali pajusti svetimą skausmą. Arba mato patamsėjimus ant žmogaus kūno. Видение просто вот как затемнений на фоне общего тела человека. Kai kurie netgi mato kaip rentgenas. Mums dabar sunku spręsti, kaip būtent Nostradamo pasiekdavo tie vaizdai ar žinios. Gali būti, kad jis tiesiog žinojo, jog širdis ligota. Nebūtinai kažką matė. Tai buvo puikiai jo aiškiaregystės talento treniruotė. Tos pačios dienos vakarą Mišelis susikraus daiktus ir skubiai paliks Avignoną. O po savaitės į miesto kapinės vežimas atveš inkvizitoriaus vienuolio Žano Lenotro palaikus. Kaip ir išpranašavo Mišelis, jis mirė, staiga susigriebęs už širdies. Tuo metu, kai Lenotro palaikus užkas į žemę, jaunasis Notre Damas bus jau toli. 8 metus Mišelis de Notre Damas, buvęs studentas medikas, klaidžios po Prancūziją. Tik 1529-aisiais apsistos Montpellier. Čia jis tęs mokslus ir netrukus gaus daktaro laipsnį. Nuo to momento jo pavardė bus rašoma lotyniškai. Notre Damas tampa Nostradamu. Aiškiaregio talento dėka Nostradamas atras vaistus nuo maro ir išgelbės tūkstančius gyvybių. Bet nepaprasti pranašo gabumai jam nepadės apsaugoti nuo ligų savo šeimos. Mišelis Nostradamas pripažintas pranašų karalius. Nepaprastas likimas jam buvo išpranašautas vos gimus. Bet šventosios inkvizicijos klestėjimo epochoje būti pranašu reiškia pasmerkti save žūčiai.
Todėl Nostradamas daug metų buvo priverstas slėpti savo talentą. Iki gyvenimo pabaigos jis kruopščiai užšifruodavo pranašystes, palikdamas pasauliui 104 eilių, kuriuose slypėjo ateities paslaptys. Raktas į daugelį jo pranašysčių nerastas iki šiol. 1535-ieji. Europoje siautėja maras. Mažai kas ryžtasi kovoti su šia liga. Su odinėmis prijuostėmis, česnakose išmirkytais raiščiais, amuletais ir maldomis jie eina pas ligonius turėdami tik vieną ginklą – gyvsidabrio mikstūrą. Iš jos jokios naudos, o žala akivaizdi. Tūkstančiai mirs nuo maro, tiek pat apsinuodija gyvsidabrio garais. Klajojantis gydytojas Mišelis Nostradamas atvyksta į pietų Prancūziją, į Provanso miestą Eksą. Maras negailestingai naikina ištisus miesto kvartalus. Gydytojai iš čia bėga. Eksas prakeikta vieta. Su epidemija Nostradamui teks kovoti vienam. Iš pradžių jis naudoja tuos pačius metodus kaip ir jo kolegos, bet netrukus supranta, kad įprastos priemonės neduoda rezultatų. Mišelis ima ieškoti naujų vaistų. Jaunas gydytojas sėdi savo kambaryje prie stalo, bandydamas rasti naujų vaistų formulę. Mišelis pavargo, jį nenumaldomai ima miegas. Reikia įsiblaškyti. Mišelis apsišlaksto veidą vandeniu. Netikėtai apmiršta, žiūrėdamas į veidrodinį vandens paviršių. Tarytum tikrovėje indo dugne jis mato gėles. Kraujo spalvos, rožės, ilgais stiebais. Nostradamas nedelsiant pasikviečia tarną, nebylį berniuką. Šis ilgai nesupranta, ko nori šeimininkas. Rožių? Ar jis nepakvaišo? Argi dabar epidemijos įkarštyje laikas galvoti apie gėles? Bet gydytojas neatlyžta ir berniukas atneša puokštę gėlių. Kad sutelktų energiją, atjungtų smegenis, logiką ir iš viršaus gautų kokios nors informacijos, aiškiaregiai labai dažnai žiūri, pavyzdžiui, į veidrodinį paviršių. Arba žiūri į krištolinį rutulį. Arba, kaip Nostradamas, tiesiog į lygų vandens paviršių. Tai išties metodas padedantis pakeisti sąmonės būklę. Visus pinigus Nostradamas išleidžia naujų vaistų gamybai ir už dyką juos dalyja Ekso gatvėse. Jo naujų piliulių, kurių sudėtyje rožių išspaudos, efektas stebuklingas. Ligoniai sveiksta vienas po kito. Netrukus į kovą su maru Nostradamas įtraukė ir miesto valdžią. Jam primiktinai reikalaujant Eksas pagaliau išvalomas nuo mirusiųjų. Neregėta kova su baisia epidemija tęsis 9 mėnesius. Paskutinio ligonių išgijimo dieną miesto valdžia iškilmingai paskelbs Nostradamą išgelbėtojų ir pasiūlys Mišeliui išlaikymą iki gyvos galvos, jeigu jis sutiks pasilikti Ekse. Bet gydytojas atsisako. Jis turi eiti tolyn, paskui marą. 1536-ieji. Aženas. Garsus klajojantis gydytojas Nostradamas, vieno autoritetingiausių Prancūzijos astrologų Cezario Skaligerio namuose. Jiems yra ką aptarti. Skaligerį domina rožių piliulių paslaptis. Mainais astrologas žada išmokyti Nostradamą savo pranašiškus regėjimus užšifruoti, o šifrą suprastų tik nusimanantys žmonės. Bet ne tik stebuklingas šifras laiko Mišelis Skaligerio namuose. Nostradamas įsimylėjęs, jį pakerėjo ponios Skaliger jaunesnioji sesuo, gražuolė Žana. Jaunuolius nuolat mato drauge. Regis gydytojas pamiršo ir baisų juodą marą ir aiškiaregio talentą. Galų gale Cezaris Skaligeris leidžia Mišeliui Nostradamui vesti savo svainę. 1539-ieji. Ažene naujas epidemijos protrūkis. Aukų skaičius auga. Žmonės įsitikinę, jie neišvengs Dievo bausmės. Daugelis atsisako gydytis ir susisupę į paklodes laukia mirties. Nostradamas neabejoja. Jo misija – kovoti su maru. Dieną ir naktį vos pašauktas jis lanko ligonius. Mišelis kažkodėl įsitikinęs, kad maras jam nepakenks.
Jis nereaguoja į Žanos prašymus būti atsargesniam ir pasaugoti ją bei jų mažamečius vaikus. Pranašas atsipeikės per vėlai. Ta diena, kai mylima žmona, tylėdama išties jam rankas ir gydytojas pamatys baises juodas dėmes. Tipiškus Maro požiūris. Vos po kelių dienų Mišelis neteks visos šeimos. Vienas po kito mirs jo vaikai ir dievinama žmona. Žinia apie tragediją tuoj pat pasklis mieste, bet gydytojas nesulauks užuojautos netgi iš tų, kuriuos išgydė. Žmonės keikia Nostradamą. Kaip galima pasitikėti gydytoju, kuris neišgelbėjo nuo mirties savo artimųjų? Labiausiai piktinasi Cezaris Skaligeris. Jis negali atleisti Mišeliui svainės ir jos vaikų mirties. Buvusi draugas Skaligeris vadina žudiku ir grasina jam laužu. Cezario žodžiai visai netuščias grasinimas. Apsigyvenęs Ažene, Nostradamas susirado labai gerą merginą iš geros šeimos, kuri jam pagimdė 2 vaikus – berniuką ir mergaitę. Vėliau vienas Nostradamo tyrinėtojas XIX amžiuje pareiškė to meto archyvose suradęs kažkokius dokumentus, liudijusius, kad ji susirgo ir mirė. Kartu su ja mirė ir vaikai. Todėl Nostradamo žmonos tėvai iškėlė bylą dėl kraičio grąžinimo. Ši versija atrodo visai įtikinamai, bet dokumentų, kuriais remiasi tyrinėtojas, surasti nepavyko. Po kelių dienų Mišelis suimamas. Sargybiniai veda Nostradamą į kalėjimą. Nelaimingas gydytojas regis visiškai abejingas. Jis nebijo laužo, atvirkščiai, nekantriai jo laukia. Ten danguje jis susitiks su savo šeima. Kameroje Nostradamas tuoj pat čiumpa indą su vandeniu. Galbūt vanduo vėl atvers jam ateitį. Prieš Mišelio akis iškyla visai kitokie vaizdai. Jis mato karalių gimimą ir mirtį, baisius karus ir gamtos katastrofas. Šalis, kurių net nėra žemėlapyje. Regėjimams išnykus, Mišelis beldžia į duris ir reikalauja, kad sargybiniai jam tuoj pat atneštų plunksną, rašalo ir popieriaus. Nostradamas imsis svarbiausio darbo savo gyvenime – pranašysčių knygos. Po netikėto išlaisvinimo jis išnyks iš Aženo, tikėdamasis naujų aiškiaregysčių. Jis išpranašaus šventikui Romos popiežiaus tiarą, numatys baisią Giordano Bruno mirtį. Mišelis Nostradamas buvo astrologas, medikas ir alchemikas, bet istorijoje išliko kaip didis pranašas. Nostradamo prašyti tolimos ateities vaizdai mus pasiekė 4 pavidalu. Tai garsieji Katrenai. Rimuotas pranašystes 100 metų bando iššifruoti mokslininkai. Daugeliu jų prasmė paaiškėja tik išsipildžius prognozėms. Legendinėse centurijose Nostradamas numatė Napoleono, Lenino ir Hitlerio ateimą į valdžią, paskelbė pasauliu apie būsimus karus ir gamtos katastrofas ir netgi nurodė savo kapo nusiaubimo datą. 1539 Nostradamas vis dar kalėjime. Laukdamas mirties bausmės, Mišelis ima rengti pirmąją pranašysčių knygą. Jis kruopščiai aprašo savo regėjimus, bet taip, kad jų tikroji prasmė būtų aiški tik apie tai nusimanantiems. Jis rašo apie tai lotyniškai, tai graikiškai, datas sušifruoja pirmose eilutėse, kai kurių žodžių raides sukeičia vietomis. Bet tai regis visai nereikalinga. Inkvizicijai niekiek nerūpi nemalonę patekusio gydytojo rašliava. Visiškai aišku, kad Nostradamas sudarė sandėrį su šėtonu ir už gydytojo talentą sumokėjo savo žmonos ir vaikų gyvybėmis. Tačiau po mėnesio bažnyčia priima netikėtą sprendimą – paleisti daktarą Nostradamą. Kalėjimo sargybinis paslapčia praneša. Gydytojų pasirūpino garsus astrologas Cezaris Skaligeris, mieste gerbiamas ir žinomas žmogus. Pavėluota Cezario atgaila išgelbsti Mišelio gyvybę. Jis išeina iš kalėjimo pasiryžęs toliau rašyti savo knygą.
bet iš pradžių trokšta išvykti iš nekenčiamo Aženo. 1543. Nostradamas vėl keliauja, šįkart po Italiją. Mišelis vis dar verčiasi medicinos praktiką, bet pinigų dažniausiai užtenka tik duonai ir nakvyniai. Mišelio Nostradamo klajonių žemėlapį rodo tranzitinė, kylanti mazgo padėtis. Iš pradžių tranzitinis mazgas įėjo į pirmąjį astrologinį namą, tai yra žmogus turėjo suprasti, kas jis toks. Paskui mazgas eina į priešingą pusę. Po to į 12 namą, tai izoliacija, kalėjimas, ligoninė, vienuolynas, klajonės, kai žmogus būtinai privalo būti vienas. Jeigu jis neizoliuotas, prasideda psichozė. Kartą žiemą netoli Turino Nostradamas sutinka vienuolių grupę. Mišelis prieina prie vieno iš jų, buvusio kiauliaganio Feličio Sperečio, ir netikėtai atsiklaupia priešais jį. Vienuolis nustebę žiūri į nuvargusį keliauninką ir prašo jį atsistoti. Bet nepažįstamas įstikina, kaip tikras krikščionis, jis tiesiog privalo nulenkti galvą prieš jo šventenybę Romos popiežių. Nostradamo žodžiai sukelia tik gailestingą atodūsį. Matyt, šis nelaimėlis pakvaišo. Vienuoliai nusprendžia klajoklį priglausti savo vienuolyne. Po pusės amžiaus vienuolis Peretis taps katalikų bažnyčios vadovu ir bus pavadintas Sikstu V. Tačiau nepaprastas buvusio kiauliaganio išaukštinimas tolimos ateities dalykas. O kol kas vienuolyne netoli Turino vienuoliai suranda Mišeliui Nostradamui nedidelę celę. Nostradamas vienuolyne praleis 2 metus. Draugė su vienuoliais jis dirba vienuolyno sode, padeda piligrimams ir gydo ligonius. Darbštumu Mišelis greitai pelnys vienuolių pasitikėjimą. Netrukus jam bus leista tyrinėti vietinį archyvą. Vienuolyno rūsiuose Nostradamas ras tikrų brangenybių – senovinių astrologinių traktatų. Šiandien jam pasitaikė ypač įdomus egzempliorius – dangaus šviesulių antikinis žemėlapis. Įsižiūrėjęs į piešinius, Mišelis staiga pastebi, kad pro išblukusias linijas iškyla visai kitoks vaizdas. Rotušės aikštė. Minia žmonių laukia viešos mirties bausmės. Prie stulpo pririštas šventikas, kuris po sekundės užsiliepsnoja lyg fakelas. Didžioji inkvizicija nubaudė pavojingą eretiką, drįsusi samprotauti apie beribę visatą ir daugybę pasaulių. Mišelis neiškart atsipeikęs pro praregėjimą. Jis nusiramins tik po kelių valandų ir užrašys savo pranašystę. Detalų Giordano Bruno sudeginimo aprašymą. 1593-aisiais šventiką ir filosofą Giordaną Bruną apkaltins ereziją ir suims. Ilgus 7 metus iš jo bus tikimasi atgailos ir savo teorijos apie pasaulio sistemą viešo išsižadėjimo. Tačiau visi inkvizicijos bandymai palaužti drąsų mokslininką bus bevaisiai. 1600 metų vasario 17 dieną Romoje Campo de Fiore aikštėje Giordanas Brunas bus sudegintas. Taip išsipildys regėjimas, kurį pranašas Nostradamas matė nedideliame vienuolyne prie Turino. Giordanas Brunas, pravardė Nolonietis, nes buvo kilęs iš Nolos, beje, šį miestą savo pranašystėse mini Nostradamas, Šventosios inkvizicijos nuosprendžiu buvo nuteistas aukščiausia bausme – sudeginti gyvą. Mat, tik apie trečdalis inkvizicijos nuosprendžių buvo mirties nuosprendžiai. Ir iš to trečdalio dažniausiai žmogų pakardavo, o paskui sudegindavo. Nolonietis sudegino gyvą už ypatingą užsispyrimą. 1545-ieji į vienuolyno vartus beldžia žygūnas. Jis atvyko iš Šekso. Ten, Prancūzijos pietuose, nauja baisios ligos epidemija ir miesto valdžia maldauja didį gydytoją Mišelį Nostradamą padėti.
Pranašas tuoj pat iškeliauja. Ekse Nostradamas iš žolių pagamins unikalią dezinfekavimo priemonę ir šis išradimas padės sustabdyti plaučių maro plitimą. Dabar gydytojas visiškai reabilituotas. Nei Ekse, nei jo apylinkėse niekas nebejoja. Nostradamas didis gydytojas. Jis nusprendžia pagaliau nutraukti savo klajones, bet Ekse nepasiliks. Astrologinė prognozė reikalauja, kad pranašas keliautų į Salono miestelį. Žvaigždės rodo, kad ten Salone Nostradamo laukia pasiturintis gyvenimas ir ramybė. Ten jis atskleis pasauliui savo pranašystes. Nostradamas pasielgs taip, kaip reikalauja horoskopas. Po pirmųjų pranašysčių publikavimo jis taps neįtikėtinai populiarus. Bet tragiška pranašystė Henrikui II vos nelems mirties pačiam pranašui. 'Mišelis Nostradamas, pripažintas pranašų karalius. Nepaprastas likimas jam buvo išpranašautas vos gimus. Šventosios inkvizicijos klestėjimo epochoje būti pranašu reiškia pasmerkti save žūčiai. Todėl Nostradamas daug metų turėjo slėpti savo talentą. Jis kruopščiai šifruodavo pranašystes, palikdamas pasauliui 104 eilių, kuriuose slypėjo ateities paslaptys. Raktas į daugelį jo pranašysčių nerastas iki šiol. 1555 Salonas. Nostradamo gyvenime sėkmės ruožas. Čia jis veda turtingą našlę Aną Ponsardžemelie ir pradeda spausdinti savo pranašystes, bet tik pirmąją jų dalį. Užrašytos pranašystės apima tūkstantmečius ir Mišelis skelbė jas centurijomis, šimtmečiais. Centurijos suskirstytos į 4 eilius, katrenus. Pirmąją knygos dalį sudaro 3 centurijos. Joje aprašomi įvykiai, kurie įvyks Europoje per artimiausius 300 metų. Paprastai 100 katrenų formą, centuriją, autoriai naudodavo mistinio ir filosofinio pobūdžio kūriniams. Ir Nostradamas, daug neieškojęs, pasirinko šią formą. Be to, poetinė pranašystės forma būdinga antikos laikams. Antikos orakulų sentencijos buvo eiliuotos ir dviprasmės. Suprask jas kaip nori. Priklauso nuo to, kur rašo kablelį, kur daro intonacinę pauzę. Pranašystės kruopščiai užšifruotos, todėl nesuprantamos. Skaitytojams tai nerūpi. Nostradamo centurijas publika priima kaip literatūrinį kūrinį. Visa apsišvietusi Prancūzija šneka apie naująjį talentą. Garsūs prancūzų poetai Žanas Dora ir Pieras Basaras pranašui siunčia susižavėjimo laiškus. Poetų dėka centurijas mielai skaito karūnuoti asmenys. Henriko II žmona Kotrina Medici beatodairiškai tiki magija ir ateities pranašystėmis. Ji beveik nesiskiria su pranašo iš Salono knyga. Viena iš freilinų skaito karalieniai 35 Katreną. Jaunas liūtas nugalės senąjį mūšio lauke. Dvikovoje jis išdurs jam akis. Po to žiauri mirtis. Kotrina išbąla. Regis, jis suprato, apie kokį seną liūtą kalbama. Ji liepia freilinai atnešti jos brangenybių dėžutę. Taip ir yra. Štai jis, jos karališkojo sutuoktinio Henriko amuletas. Jame pavaizduotas liūtas. Vadinasi, Katrene užšifruota jos vyro mirties istorija. Kotrina liepia tuoj pat iškviesti Nostradamą į rūmus. Iš tiesų gyvenime jokių sutapimų niekada nebūna. Tai, kad Kotrina Medici skaitė tą knygą ir konkrečiai tą pranešystę apie jos vyrą, tai irgi nėra atsitiktinumas. Knyga jai papuolė neatsitiktinai, ji turėjo išgirsti tą pranašystę ir ją iššifruoti. Taip ir įvyko.
1556 rugpjūtį 53 metų pranašas atvyksta į karaliaus rūmus sostinėje. Dvariškiai apsupa naują įžymybę, pati Kotryna Mediči jį priima nepaprastai maloniai. Tik Henrikas II nerodo Nostradamui ypatingo dėmesio. Jo didenybė pasitiki tik savo astrologu, o šis Henrikui išpranašavo daug šlovingo karaliavimo ir ramaus gyvavimo metų. Kotryna paskiria pranašui audienciją. Mišelis mato, kad pagyvėjusią karalienę kankina nerimas. Pasilikusi viena su Nostradamu, Kotryna atverčia pranašysčių knygą. Rodydama 35-ąjį Katreną, Mediči užduoda aiškiaregiui tik vieną klausimą. Kada tai įvyks? Nostradamas pagarbiai nulenkia galvą. Per prašmatnes vestuves riterių dvikovos metu. Kotrynai pageidaujant, Nostradamas pasilieka Paryžiuje. Praėjus vos 3 metams, jis savo akimis įsitikins šios pranašystės teisingumu. Prašmatnių dukters vestuvių dieną Henrikas II rengia riterių turnyrą ir pats jame dalyvauja. Jo priešininkas grafas Montgomeris, karališkosios sargybos viršininkas. Grafas ginkluotas skydu, kuriame Montgomerių heraldinis giminės atvaizdas – aršus liūtas. Skelbiama dvikovos pradžia ir varžovai susikauna. Jau po minutės išsipildo Mišelio Nostradamo tragiška pranašystė. Jaunas liūtas nugali senąjį. Grafo Montgomerio ieties atskala pataiko į karaliaus šalmo kiaurime ir perskrodžia jo kairę akį. Praėjus 10 dienų po baisaus sužeidimo Henrikas II miršta. Iš karto po prabangių karaliaus laidotuvių kažkas iš rūmų svitos papasakos apie pranašišką Nostradamo Katreną. Gandai kaip mat pasklinda po Paryžių. Netrukus priešais Nostradamo namus susirinks įsiutusi minia. Patį pranašystės išsipildymo faktą liaudis palaikys kerais. Į pranašo namus lekia akmenys. Minia siautėja, reikalaudama nubausti kerėtoją. Mišelį Nostradamą, jo žmoną ir 6 vaikus išgelbės karaliaus sargyba. Kotryna Mediči, nujausdama galimą įvykių pabaigą, pranašo namus kiaurą parą lieps saugoti sargybai. Matydama ginklus, įniršusi minia apsiramins. Vos praėjus pavojui, pranašas užsidarys savo kabinete ir lieps jam netrukdyti. Pranašas rašo savo knygos tęsinį ir nenori, kad jį blaškytų regėjimų metu. Jis ilgai žiūri į taurę su vandeniu. Tarytum pro rūką mato įtūžusių žmonės tolimoje snieguotoje šalyje, naujajame Babilone. Sritys, miestai nukryps nuo pradinio kelio tam, kad būtų laisvi. Ir atsisakę savo religijos, jie pradės žudyti vienas kitą. Nostradamas rašo visą naktį. Auštant, tolimų įvykių aprašymas bus baigtas. Будет завершено. Nostradamo pranašystės išsipildys 20-ajame amžiuje tolimoje snieguotoje šalyje, Rusijoje. Po 1917 metų spalio įvykių bažnyčia bus atskirta nuo valstybės. Šventyklos bus išgrobstytos, o šventikai paskelbti liaudies priešais. Dar po kelerių metų žemėlapyje atsiras nauja valstybė – Tarybų sąjunga, kurią Mišelis Nostradamas pavadino naujuoju Babilonu. 1563 Paryžius. Po to, kai pranašo namo vos nesudegino paryžiečiai, jis baiminasi eiti į gatvę. Jo figūrą su apsiaustu ir didelė berete miestiečiai kaip mat atpažįsta. Todėl pranašas stengiasi iš tolo apeiti žmonių susibūrimo vietas. Bet kartą prie namų pranašas susiduria su įsiaudrinusia minia. Žmonės apsupa Mišelį ir užsipuola grasindami bei įžeidinėdami.
Bandydamas apsiginti, Nostradamas mojuoja lazda ir prašo gailestingumo. Tačiau tik jo sekretorius, ištraukė senį iš minios, išgelbsti jį nuo susidorojimo. Iš tiesų, paskutiniais gyvenimo metais Nostradamas turėjo sekretorių iš labai geros šeimos. Jo pavardė Šavinji. Jie atsiuntė prancūzų poetai iš grupės Plejada. Jis tai prisirišo prie savo naujojo darbdavio, kad kai vėliau jį bandė nuvilioti stambus didikai, sekretorius sakė: ne. To, ką turiu, aš nekeisiu į nieką, į jokius pinigus. Nes čia turiu. Jis vartojo lotynišką frazę beata tranquilitas. Tai yra puikia ramybė. Namie sekretorius Žanas Šavinji įteiks Mišeliui skubę depešą. Provanso gubernatorius Klodas Savoiskis, grafas Detantas kviečia pranašą į savo pilį. Nostradamas priims kvietimą, neįtardamas, kad vizitas pas grafą Savoiskį virs namų arešto. Grafas įsakys neišleisti pranašo už sodybos ribų, tikindamas, kad tai tik būtina saugumo priemonė. Minios nepasitenkinimas toks didelis, paaiškins savo veiksmus gubernatorius, kad didžiajam pranašui bet kada gresia žūtis. Nostradamas valandų valandas vaikšto po didelį parką, supantį grafo pilį. Vieną dieną jis prieina prie tvenkinio ir, pasiremdamas lazda, pasilenkia prie skaidraus vandens. Atvaizde Mišelis aiškiai mato mūšio lauką ir jauno vyro veidą. Paprastas karys, tarytum imperatorius, įsakinėja generolams, o už jo nugaros vėliava su bičių spiečiaus atvaizdu. Po 4 valandos savo kambaryje pranašas užrašys dar vieną Katreną. Kils didžiulis bičių spiečius. Niekas nežinos, iš kur jos. Jos užpuls naktį. Miestas atsidurs 5 plepių rankose. Bičių spiečius tai būsimo Prancūzijos valdovo Napoleono herbas. Plepiai, 5 direktorijos nariai. 1785-aisiais Napoleonas pradės tarnybą armijoje turėdamas jaunesniojo artilerijos leitenanto laipsnį, o 1799-aisiais įvykdys valstybinį perversmą. Nuvers direktorijos vyriausybę ir savo rankose sutelks iš esmės visą valdžią. Nostradamas skirs Napoleonui 10 pranašysčių ir nurodys tikslų jo valdymo terminą – 14 metų. Visos pranašystės apie Bonapartą bus užrašytos Provanso gubernatoriaus pilyje. Klodas Savoiskis savo belaisvį paleis tik po mėnesio. Nostradamą vėl išgelbės Kotrina Medici. Našlaujanti karalienė sužinos apie jo areštą ir į grafo pilį atsiųs rūsčią depešą su įsakymu tuoj pat išlaisvinti pranašą. Po įkalinimo Nostradamas grįš į saloną. Nostradamo populiarumas auga. Naujojo Prancūzijos karaliaus dėka vakarykštis klajojantis gydytojas užims aukštą padėtį rūmuose. Rūmų medikas ir aiškiaregys išpranašauja naujos dinastijos atsiradimą ir greitą savo mirtį. Mišelis Nostradamas buvo astrologas, medikas ir alchemikas. Bet istorijoje išliko kaip didis pranašas. Nostradamo prašyti tolimos ateities vaizdai mus pasiekė 4 pavidalu. Tai garsieji Katrenai. Rimuotas pranašystes mokslininkai bando iššifruoti jau 100 metų, bet daugumos jų prasmė paaiškėja tik prognozėms įsipildžius. Savo legendinėse centurijose Nostradamas išpranašavo Napoleono, Lenino ir Hitlerio atėjimą į valdžią. Pranešė pasauliui apie būsimus karus ir gamtos katastrofas. Ir netgi nurodė savo kapo nusiaubimo datą. 1564. Prancūzijos karalius 14-metis Karolis IX, Henriko II sūnus, leidžiasi į kelionę po Provansą.
Jį lydi motina Kotryna Mediči. Henriko sūnus iš tėvo paveldėjo ne tik sostą, bet ir astrologą. Tačiau karalienė motina seniai nepasitikė jo prognozėmis. Ji kalbinėja sūnų užsukti į saloną ir aplankyti Nostradamą. Netrukus visa karališkoji svita atvyksta į pranašo namus. Karalienė motina prašo Nostradamų išpranašauti ateitį jo sūnui Karoliui ir papasakoti apie jo karališkasias pergalės. Bet pranašas kraipo galvą. Pone, jūsų sūnus neilgai karaliaus, sako jis Kotrynai. Jo vietą soste užims tolimas giminaitis hugenotas Henrikas Navarietis. Dvariškio minėjoje pasigirsta piktas šnabždesys. Kokios nesąmonės, tai absoliučiai neįmanoma. Visi žino, kad Karolis IX turi 2 brolius. Net jei dabartinį valdovą ištiks nelaimė, Henrikas Navarietis niekada neregės Prancūzijos sosto. Bet ir ši, atrodytų, visiškai neįtikėtina Nostradamo pranašystė tiksliai išsipildys. Prancūzijos sosto tiesioginiai įpėdiniai, Kotrynos Mediči sūnus, mirs vienas po kito. Valua giminė užges ir 1584-aisiais Prancūzijos sostą užims Henrikas Navarietis, pirmasis iš Burbonų dinastijos. Jis taps vienu populiariausių Prancūzijos karalių, o garsiojo romano Karalienė Margo dėka ir vienu populiariausių istorinių personažų. Bet visa tai kol kas tik tolimos ateities siužetai. Karolis IX įsidėmėjo pranašą iš salono. 1566 pavasarį jo didenybė pasikviečia jį į rūmus ir siūlo Nostradamui karališkojo mediko pareigas. Pranašas sutinka ir drauge su savo sekretoriumi vyksta į Paryžių. Bet pasimėgauti karališką prabangą aiškiaregiui nelemta. Kelyje Mišelis Nostradamas sunkiai suserga. Jam baisiai skauda sąnarius, jis smarkiai karščiuoja. Senasis pranašas sunkiai pasiekia Paryžių. Karaliaus nurodymų Mišelė apgyvendins geriausiose kambariuose, skirs tarnų ir iškvies medikus. O Nostradamas tarytum nekreipia dėmesio į šiuos rūpesčius. Pranašas žino, jo nebeišgelbės. Kartą po eilinio gydytojų konsiliumo jis paprašys savo sekretorių užsakyti jam medalioną. Ant jo turi būti tik viena data – 1791 metų Liepos 21 ir užrašas, kurį jis, Nostradamas, padiktuos tik pačiam graveriui. Kas turi nutikti šią dieną, paklaus Žano šeimininko. Tai mano kapo nusiaubimo data. Jis puikiai matė, kas tai padarys ir galima sakyti, šitaip net užkodavo, tarytum prakeikė žmogų, kuris nusiaubs jo kapą. Tai buvo savotiškas postūmis būsimoms kartoms, kurios po to kur kas rimčiau ims vertinti kitas jo pranašystes. Для будущих поколений, которые будут после этого намного серьезнее относиться к его остальным предсказаниям. Prieš pat mirtį Mišelis Nostradamas liudininko akivaizdoje paskelbs testamentą. Jis norės būti įmūrytas į sieną, kad niekas negalėtų užminti ant jo kapo. 1566 metų Liepos 2 ankstų rytą dėl podagros paaštrėjimo Paryžiuje mirs didysis pranašas Mišelis Nostradamas. Jo palaikai bus paguldyti sarkofagą ir vertikalioje padėtyje palaidoti Salono bažnyčios sienoje. Po Nostradamo mirties praėjus 2 amžiams, Prancūzijoje gims legenda, kad raktai jo pranašystes palaidoti drauge su pranašu. 1791 metų Liepos 21 kažkoks Jakobinas įsilauš į pranašo kapą, bet ten neras jokių slaptų dokumentų. Užtat ant Nostradamo kaklo pamatys medalioną su tiksliai įsilaužimo data ir užrašu. Vargas tam, kas atvers mano kapą. Jau kitą dieną policija nustatys kapų plėšiko asmenybę, bet suimti jo nespės. Jakobiną ras nužudytą.
Tekstą vertė Rasa Smalinskaitė. Skaitė Andrius Kavaliauskas. Įgarsinta Lietuvos ryto televizijoje.